Labadiena. Eteryje Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalaidė, kad mokesčiai būtų paprasta. Itin populiarėjant elektroninės prekybos veiklai, neretai gyventojai užsiima prekybą ne tik Lietuvoje, tačiau ir už jos ribų. Šiandien pakalbėsime apie tai, ką svarbiausia žinoti užsiimant elektroninės prekybos veiklą užsienyje, kada ir kokius mokesčius reikia mokėti ir į ką atkreipti dėmesį. Apie tai šiandien kalbėsiuosi su Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento vyresniuoju patarėju Rolandu Puncevičiumi. Labadiena. Labadiena. Pirmiausia, išsiaiškinkime, kuo užsienio prekyba elektroninėje erdvėje skiriasi nuo elektroninės prekybos Lietuvoje. Nuo Lietuvoje elektroninės prekybos iš esmės jinai skiriasi iš tiesų nelabai daug. Bet yra tam tikrų niuansų, į kuriuos vis tik tai vykdant prekybą su kitomis ES valstybėmis reikėtų atkreipti dėmesį. Na ir kokie tie niuansai? Taip, tai visų pirma, tai yra pridėtinės vertės mokesčių mokėjimas, kadangi jisai skiriasi nuo to, kada atsiranda prievolė mokėti Lietuvoje pridėtinės vertės mokestį, nes bendrasis principas yra toksai. Kai fizinis ar juridinis asmuo pasiekia PVM ribą, tai yra 45 000, jam atsiranda prievolė registruotis ir mokėti pridėtinės vertės mokestį. Tuo tarpu vykdant prekybą su ES valstybių neapmokestinamaisiais asmenimis, tokia prievolė atsiranda, kai prekių tiekimas viršija 10 000 eurų. Tai čia ženklus skirtumas. Čia yra ženklus skirtumas. Ir reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas 10 000 neturi būti konkrečioje valstybėje, bet tas 10 000 susideda iš visų ES valstybių. Tai jeigu vykdoma yra prekyba Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, tai tą reikėtų sumą susumuoti ir kai pasiekiama yra 10 000 riba, atsiranda prievolė pridėtinės vertės mokestį mokėti tai valstybei, į kurią yra parduodamos prekės ir yra parduodamos galutiniam vartotojui. Tai yra pagrindinis toksai skirtumas. Taip pat vykdant prekybą su ES valstybėm reikėtų atkreipti ir dar tam tikrus momentus. Tai yra į prekių sandėliavimą, kuriuose valstybėse jos yra sandėliuojamos, reikėtų atkreipti dėmesį, iš kur prekės atkeliauja, ar jos atkeliauja iš ES esančių sandėlių, ar jos atkeliauja iš trečiųjų valstybių. Į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir taip pat, žinoma, reikėtų atkreipti dėmesį ir į teisinį reglamentavimą toje valstybėje, į kurią prekės yra tiekiamos, kuriuose vykdoma yra elektroninė prekyba. Na, o dabar, Rolandai, sakykime, yra toksai one-stop shop terminas, jį tenka girdėti arba trumpinys OSS, ar ne? Dažnai prekiaujant internetu ir bendradarbiaujant su užsienio šalimis, tas terminas būtent ir girdimas. Tai kas tai per sistema ir ką ji daro? Tai, kai mes kalbame apie one-stop shop sistemą, tai iš tiesų yra ta platforma, kuri yra sukurta tam, kad būtų palengvintas, kaip mes jau kalbėjom, tokių asmenų, kurie pasiekia ribą ir jam atsiranda prievolė kitose ES valstybėse mokėti pridėtinės vertės mokestį, tam, kad nereikėtų registruotis pridėtinės vertės mokesčių skirtingose valstybėse, juose teikti skirtingas deklaracijas, tą galim padaryti per vieno langelio principo sistemą. Tai yra, užtenka Lietuvoje, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie Lietuvos mokesčių mokėtų, užtenka Lietuvoje įsiregistruoti į one-stop shop sistemą arba kaip kitaip paminėti OSS sistemą ir atitinkamai pateikti deklaraciją, kuriai valstybei už kokią sumą buvo parduota prekių, sumokėti vieną mokestį, kurį jau Lietuvos mokesčių inspekcija paskirsto per atitinkamas valstybės ir vieno langelio principu yra deklaruojami ir sumokami mokesčiai. Žodžiu, man nereikia ten ieškoti deklaracijų, kad galėčiau padeklaruoti savo tas visus mokesčius kokiai Estijai, nereikia Lenkijai, one-stop shop užsiregistruoju ir tada jau mano mokesčio administratorius lietuviškas, kai aš sumoku, jis išskirstys pagal mano duomenis toms šalims, kurioms reikia, ar ne? Taip, teisingai. Tačiau tai nėra prievolių, reikėtų irgi pažymėti, nes atitinkamai, jeigu vis tik tai mokėtojas pasirenka, kad jisai nori registruotis tam tikrose valstybėse, kaip pavyzdį paminėkime kokią nors, pavyzdžiui, pasirenka prekiauti su Latvija. Ir vienintelė rinkai, kurią jisai planuoja tiekti prekes, yra Latvijos rinka, jo tinklalapis latvių kalba padarytas ir niekur kitur jisai nenumato prekių tiekimo, tai jisai pats pasirinks. Ar naudosis one-stop shop sistema įsiregistruoti
registruos ir deklaruos pardavimus ar vis tiktai jisai pasirinkęs Latvijos valstybę tenai įsiregistruos pridėtinės vertės mokesčių mokėtoju, teiks deklaracijas ir Taip, mokės ten taip, taip, vietoj taip. pridėtinės vertės mokestį. Bet tai yra tą galima, sakykim, taip daryti, jeigu tu prekiauji vienoj, nu gal dviejose Mhm. valstybėse, bet pagalvokim, jeigu tu vykdai prekybą neapribotoj teritorijoj, teiki prekes ar paslaugas per įvairius kurjerius ir tu, pavyzdžiui, turi prievolę mokėti 15 Europos Taip, Sąjungos taip. valstybių. Tai įsivaizduokim, kaip turėtų atrodyti pačio asmens apskaita, kad kiekvienoj Čia valstybėj jau tiek reikia rimto deklaracijos buhalterio, mokėt. ar ne, kuris tvarkytų beveik mano tą buhalteriją ir paskui tvarkytųsi su visais mokesčiais likusiose ES Čia šalyse. gal net ne buhalterio, kelių buhalterių Taip, reikėtų, galbūt, nes vis dėlto galbūt. reikėtų išmanyti ir tų valstybių Taip. teisinius niuansus ir panašiai. Na, o dabar išduokit paslaptį. Tai aš nusprendžiau, sakykime, registruotis One Stop Shop. Ar ne? Kaip man tai padaryti? Tai tą padaryti yra lengviausia prisijungus prie valstybinės mokesčių inspekcijos internetinės svetainės, pasirinkus paslaugą nauja registracija į OSO sistemą, Mhm. atitinkamai prisijungus prie sistemos reikėtų susiteikti tiek savo teisės, tiek ir įgalioti asmenys, kurie Taip. turės prieigą prie tos Na, kaip sistemos. sakėme, buhalteris, tarkim, atsiranda, Taip, ar ne? buhalteris arba kitas asmo, kuris atsakingas Taip. už buhalterinės apskaitos tvarkymą, nu ir atitinkamai jau skaičiuoti teisingai pridėtinės vertės mokestį Taip. pagal tą, kurioje valstybėje yra tiekiamos prekės ir pasibaigus mokestiniam laikotarpiu jas deklaruoti teikiant vieną deklaraciją ir atitinkamai pagal tai sumokėti ir privalomus mokesčius. Mhm. Na, minėjot, kad tai nėra privaloma, ar ne? Nėra privaloma. Na ir trumpai paminėjot, kodėl reiktų registruotis, jeigu neprivaloma. Tai jeigu gali, dar akcentuokit mūsų klausytojams, kodėl turėčiau registruotis į One Stop Shop, jeigu tai nėra privaloma. Taip, tai kaip ir minėjau, tai tikrai nėra privaloma, bet tai yra palengvinimas pačiam mokėtojui tinkamai vykdyti visas mokestinės Mhm. prievolės. To nedarant kiekvienoje valstybėje, kuriuose teikiu paslaugas ar parduodu prekes individualiai, registruojantis, teikiant deklaracijas ir susimokant mokesčių, o tą padarant per vieną langelį, tai yra per toje valstybėje, kurioje įsikūrė, šiuo atveju kalbam apie Lietuvą, tai Mhm. yra Lietuvoje, pateikiant vieną deklaraciją ir susimokant visus privalomus mokesčius. Supratau, o One Stop Shop aplinka lietuviška? One Stop Shop aplinka Lietuvoje. Taip, Jinai Lietuvoje. pasiekiama lietuvių kalba, Tai irgi kiek palengvinimas. kitose. Pats kūrėjas, žinoma, taip, tai nėra Lietuvos sistema, tai yra Aha. bendra Europos sistema, bet vartotojo sąsajos Lietuvoje yra pateikiamas lietuvių O, kalba, šaunu. todėl tikrai nesusidurs asmenys, kurie norės registruoti su kažkokiais tai keblumais, ar dėl kalbos, ar dėl dar Mhm. kažko, tai tikrai visą laiką lengva ir paprasta. Jeigu iškiltų kažkokių klausimų, visą laiką galim kreiptis mokesčių inspekcijos konsultantus telefonu 1882. Supratau. Na gerai, palikim One Stop Shop dabar klausimą ir negrįžkim, o gal keliaukim prie dropshippingo. Nes dabar irgi tas populiarėjantis dalykas, dropshippingas pasaulyje yra ir gal galite plačiau papasakoti apie šią veiklą. Tas modelis, koks jisai yra. Tai kalbant apie dropshippingo modelį, tai yra elektroninės prekybos tarpininkavimo modelis, tai yra pardavimo modelis, kai pardavėjas neturi savo sandėlių, o yra tik tai Taip. tarpininkas, o pats prekių siuntėjas ir Mhm. pačios prekės jau priklauso kitam asmeniui, o tarpininkas, kuris jau užsiima dropshippingo veikla, jo pajamos yra tik tai nuo skirtumo už parduotas prekes, kurias Supratau. parduoda jau prekių turėtojas, prekių išsiuntėjas ir tarp galutinio vartotojo. Tai yra tam tikra veikla, kuria užsiima būtent tarpininkavimo. Jis vis labiau Mhm. populiarėja, kadangi yra pakankamai nedideli kaštai, nereikia turėti savo sandėlių, tiesiog rasti prekybininką, paslaugų gamintoją ar prekių gamintoją, kuris gali pigiai pagaminti, tačiau neturi laiko jų Užsiimti pardavinėti. prekybą. Jisai Taip. užsiima platinimu, marketingu, kitais Mhm. dalykais ir tiesiog būna tarpininkauja tol, kol prekės pasiekia jau galutinį vartotoją. Nu, čia žodžiu, tas būdas prekybos, kai tu net neprisilieti realiai prie savo parduodamos prekės, ar ne?
Taip, ir dažniausiai tokiai veiklai yra pasirenkamos įvairios platformos, tai tokias tarptautinės platformos kaip Amazon, eBay ar Mhm. taip pat ir lietuviškos gali būti platformos, kai tiesiog tu tų prekių nesi net gyvai galbūt čiupinėjęs ar net jų Supratau. matęs, bet užtenka viską padaryti nuotoliniu būdu prisijungus. Tai va tokia viena iš veiklos formų, kuri vis labiau populiarėja ir vis labiau pasiekia pačius vartotojus, Mhm. kadangi atsiranda daug įvairių tiekimo grandinių, šaltinių, Taip, taip, kaip taip. aš galiu lengvai ir greitai gauti tam tikras prekes, kurių man reikia šiandien ir dabar. Supratau. Na, gerai. One stop shop, dropshippingas, viskas tvarkoj, mokesčių mokėjimas. Vėlgi, čia ta vieta yra svarbi. Na ir kada atsiranda prievolė mokėti pridėtinės vertės mokestį? Kaip ir minėjot, ar ne, lyg 10 tūkstančių ribą pasiekus išorinėje prekyboje, ar ne, kai prekiauju su Europos Sąjungos šalimis, bet kaip gali tas nutikti, kad, sakykime, na, pražiopsau, nepražiopsau, gal akcentuokim tą dalyką, nes būna žmonių ir ypač virtualioje erdvėje, matau klausimų, pastebiu, kad žmonės teiraujasi apie pridėtinės vertės mokestį, nes kai kam, na, sakykime, daliai visuomenės tai yra vis dėlto tamsus miškas dar. Mhm. Tai kalbant apie pridėtinės vertės mokestį ir kalbant bendrai apie prekybą elektroninėje erdvėje, tai pridėtinės vertės mokestis kažkiek panašus, kažkiek dalinai skiriasi nuo to, kai aš vykdau prekybą vien tik tai Lietuvoje Mhm. užsiima elektroninę Taip, prekybą. Tai pagrindiniai aspektai, kurie sutampa, tai visų pirma, kai aš pasiekiu tam tikrą ribą, Lietuvoje šiandien dienai 23 metais ta riba yra 45 tūkstančiai, kai aš prekiaujant pasiekiu Lietuvoje. prekiaujant Lietuvoje Taip. būtent. Jeigu mes kalbame apie priekybą su kitų ES valstybių neapmokestinamaisiais asmenimis, Mhm. tai yra tais gyventojais, kurie bus prekių galutiniais vartotojais, Taip. ta riba yra 10 tūkstančių. Tai va tada atsiranda prievolė, parduodant prekes, mokėti ir pridėtinės vertės mokestį pagal tų šalių pridėtinės vertės mokestį reglamentuojančius teisės aktus, kokie yra tarifai nustatyti jau tose valstybėse. Ta informacija galima visada pasitikrinti valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje. Taip, Taip pat taip. prievolė mokėti pridėtinės vertės mokestį atsiranda ir tais atvejais, kai naudojamas įvairių platformų paslaugomis. Tai Mhm. yra už gautą tarpininkavimo paslaugą yra išrašomas dokumentas. Čia mes dažniausiai kalbam apie tokias platformas kaip, pavyzdžiui, Airbnb, Bookingas ar Amazon, kurie yra tarpininkai Taip. ir nuo iš jų gautų paslaugų atsiranda prievolė sumokėti pridėtinės vertės mokestį jau Lietuvoje. Būtent, Mhm. tarpininkavimo paslaugų paminėsiu. Tai šitą turi įvykdyti pats mokėtojas, kuris perka paslaugas iš platformų, kurios yra įsikūrusios, dar paminėsiu, ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, o kitose ES valstybėse, Taip. apskaičiuoti ir sumokėti pridėtinės vertės mokestį. Žinoma, jeigu pati platforma to nepadaro, veikdama per OSO sistemą, nes tokių atvejų yra, kai Mhm. kurios platformos tą daro. Bet tokiu atveju išrašydamos jau gyventojui sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas, būna išskiria pridėtinės vertės mokestį, kurį prašo susimokėti jau pačiai platformai, kad galėtų jie sumokėti per paminėtą mano jau OSO sistemą. Bet vėlgi, dėl kiekvieno atveju individualiai visą laiką galima pasikonsultuoti su mokesčių inspekcijos konsultantais trumpuoju telefonu 1882. Mhm. Supratau. Na ir priminkim klausytojams, iš kur galima sužinoti PVM tarifus skirtingose valstybėse, kokius man reikėtų mokėti, nes jeigu prekiauju ar tarpininkauju skirtingose valstybėse, sunku juk pačiam viską sužinoti, ar ne? Kur Taip. galima rasti? Tai pats paprasčiausias būdas būtų prisijungus prie valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapio, turiu Mhm. omeny Lietuvoje, jeigu dar vis tik tai norima pasitikrinti, įsitikinti, kad Taip. tarifas tikrai atitinka, visą laiką galima prisijungti prie tos šalies, į kurią numatoma tiekti prekes ar parduoti paslaugas, mokesčių administratoriaus svetainės ir visą išsamią informaciją visada galima surasti pačiose svetainėse. Na kągi, supratau. Na ir dar vienas dalykas. Nuo 2023 metų startavo DATS 7 direktyva.
Va, visiems įdomu, kas tai per direktyva ir į ką reikia atkreipti dėmesį gyventojams, kurie užsiima elektroninę prekybą, nes, kaip suprantu, ji kažkiek reglamentuoja tos elektroninės prekybos visą vystymą, veiklą. Taip, tai DAC 7 direktyva, kaip ir paminėjot, startavo nuo 23 metų. Tai yra platformų administratoriam, Mhm. operatoriam atsirado prievolė kaupti visą informaciją apie juose prekiaujančius asmenys. Tiek Taip. fizinius, tiek juridinius, kiek jie sudarė sandorių, kiek jie gavo pajamų, koksai buvo tarpininko Mhm. mokestis, kokie mokesčiai buvo išskaičiuoti ir sumokėti atitinkamai. Ir visą tą informaciją privalo teikti mokesčių administratoriui Taip. toje valstybėje, kurioje jis yra įsiregistravęs kaip vykdantis veiklą. Prievolė teikti duomenys atsiranda tada, kai bendra sandorių suma viršyje 2000 eurų arba įvykdytų sandorių yra daugiau kaip 30. Va. Tokiu atveju yra teikiama informacija mokesčių administratoriam. Atitinkamai mokesčių administratoriai, gavę šią informaciją, keičiasi tarpusavy, jeigu ta platforma, pavyzdžiui, yra registruota Lietuvoje, yra pateikiama informacija, kokie asmenys, tai yra tiek Lietuvos piliečiai, tiek kitų Mhm. ES piliečiai per platformą vykdė veiklą, kiek jie gavo pajamų, Taip. kiek jie sudarė sandorių. Tada gavus tokią informaciją, pasibaigus mokestiniam laikotarpiu, tai yra paminėsiu po metų, pirmas duomenų gavimas yra numatomas 24 metų sausio mėnesį iki sausio Taip, 30 taip, taip, taip. dienos, gavus informaciją, jie išskaidys pagal valstybės ir atitinkamai pasikeis. Jeigu, pavyzdžiui, Lietuvos platformoje veiklą vykdė Latvijos pilietis, jisai sudarė tenai, tarkim, pavyzdžiui, 40 sandorių ir gavo 40 tūkstančių eurų Taip. pajamų, tokią informaciją Lietuvos mokesčių administratorius pateiks Latvijos administratoriui, o savo ruožtu Latvijos administratorius jau tam gyventojui jo preliminarią deklaraciją ar kitą formą pateiks kaip prievolę pasibaigus mokestiniam Mhm. laikotarpiui nepamiršti ir sumokėti mokesčius. Lygiai taip pat Lietuvos mokesčių administratorius gaus iš kitų valstybių, kuriuose yra įsikūrusios tokios platformos kaip Airbnb, Taip. Bookingo, ar tai būtų Uberis ar Boltas, gaus tokią informaciją apie Lietuvos asmenys, kurie veiklą vykdo per tas platformas ir atitinkamai sudėlios į tų gyventojų preliminarias deklaracijas tam, kad jie galėtų patogiai ir tinkamai sumokėti mokesčius nuo visų gautų pajamų. Supratau. Na kągi, dėkoju už pokalbį, dabar jau viskas ir man aiškiau yra. O klausytojams primenu, jog apie prekybą su užsienio šalimis, apie One Stop Shop, apie dropshippingą pasakojo Valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamento vyresnysis patarėjas Rolandas Puncevičius. Ačiū Rolandai Jums už pokalbį. Gerų Ačiū dienų. Jums.